Tai labas vakaras dar kartelį. Aš esu Donata ir aš esu alkoholikė. Iš tikrųjų, turbūt vienas pagrindinių dalykų, dėl ko man pavyksta būti blaiviai, tai yra tas griežtas sąžiningumas. Tai sąžiningai pasakysiu, kad šiek tiek bijau ir kad man šiek tiek nekomfortiška. Nes nelabai aš mėgstu tos nuotolinius pasidalinimus ir labai ilgą laiką man tai buvo toksai trukdis netgi ateiti pas anoniminius alkoholikus. Ir čia kažkaip visai neseniai susiradau savo elektroniniam pašte 2021 metų vasario 14 dieną rašytą laišką į anoniminių alkoholikų grupę, kur aš tiesiog pasiguodžiau, kad nebepajėgiu sustoti, kad man toks jausmas, kad pati nebegaliu nustoti gerti ir kaip ir norėčiau tos pagalbos, bet kadangi vyksta karantinas, tai paprašiau, kad mane įrašytų į grupės sąrašus ir kai jau susirinkimai vyks gyvai, kad mane pasikviestų. Tai iš tikrųjų tas barjeras buvo labai didžiulis ir tas atėjimas mano pas anoniminius alkoholikus užtruko net 2 metus po to laiško, nors jau karantinas buvo pasibaigęs ir susirinkimai vyko gyvai, bet matyt, aš dar turėjau tikėjimo, turėjau tų iliuzijų, kad kažkokiu būdu aš vis dar susitvarkysiu pati. Tai šiai dienai dėl to ir imuosi ir darau dalykus, kur galbūt ne viskas man aišku, ne viskas suprantama. Ir ne dėl to, kad aš jaučiuosi jums skolinga labai, ne dėl to, kad čia mane kažkas privertė, o dėl to, kad yra didžiulis dėkingumas už tai, kad aš šiandien esu blaivi. Ir blaivi esu metai ir 8 mėnesiai ir ta kiekviena diena man tai yra didžiulis stebuklas. Nes aš jau tikrai buvau praradusi viltį, kad aš nustosiu gerti. Aš šiaip tai ir nenorėjau nustoti gerti, nes niekaip neįsivaizdavau, kaip galima šitame pasaulyje gyventi blaiviai. Tai jeigu truputį tos mano istorijos, kas mane privedė prie šitos ligos, kuriai dabar aš esu labai dėkinga, nes tik tai alkoholizmo dėka atėjau pas jūs. Jūs man programos dėka padėjot surasti kelią prie savo aukštesnės jėgos. Ir tai iš tikrųjų, man yra didžiulė dovana ir stebuklas, kaip sakau. Tai augau aš šeimoje, kurioje tėtis daug gėrė. Tikriausiai ir jisai buvo alkoholikas, buvo agresyvus. Aš buvau vienturtė dukra. Kažkaip tai nuo mažų dienų, iš tikrųjų, ta mano vaikystė buvo tokia labai baimėje, nes, kaip ir sakau, tėtis buvo jisai buvo piktas visada, ar jisai būdavo išgėręs, ar jisai būdavo blaivus. Ir to tokio šiltesnio bendravimo su tėčiu tai neturėjau, dažniausiai, kaip ir sakau, arba pykau ant jo, arba labai bijojau tiek, kiek mano vaikiškam tam protui atrodė, kad čia tai yra neteisinga, taip neturi būti. Ir ta mama kažkaip tai atsirado su laiku tas supratimas, kad mama bloga tame, kad jinai nepakeičia tos situacijos. Tai labai greitai aš iš tikrųjų prisėmiau labai daug tokių atsakomybių, kurios man kaip vaikui buvo sunkios. Bet dėl to, kad aš jaučiausi stipresnė ir matyt, tai ir padėjo manyje užauginti tą tokį supratimą, kad viską savo gyvenime aš turiu spręsti pati. Tik tai viskas buvo truputį iškreipta. Aš labai daug savo gyvenime toj vaikystėje praleisdavau su knygomis, labai daug pasakų, labai daug tų visokių istorijų, kai gėris nugali blogį ir pabaiga visada yra gera. Ir aš tuo labai maitinausi, tų kompiuterių tada nebuvo, tai knygos man būdavo išgelbėjimas, aš ten ir po kaldra slapčia su žibintuvėliu skaitydavau, nes ta realybė, kurioje aš gyvenau, aš niekaip negalėjau jos priimti, man tai buvo nesuprantama ir netgi atsimenu iš tikrųjų tokią svajonę, kad atsiras kažkada tai mano tikrieji tėveliai, nes šitie turbūt mane įvaikino, bet kažkur būtent iš Amerikos, iš labai toli, už jūrų marių, kaip toj pasakoje, atsiras mano ta tikroji šeima ir mane pasiims ir aš laimingai kaip ta princesė gyvensiu.
Tai va, buvau tokia geltonkasė mėlynakė mergaitė, va, ir įsivaizdavau, kad aš verta tikrai daug daugiau ir aš, nu, man tas pasaulis kažkuo tai skolingas, kad va, aš tokia nuostabi, faina, iš tikrųjų, va, augino tą mano tokį požiūrį. Va, kad aš kažkaip turiu to nusipelnyti ar kažką daryti, kad gauti va, tą savo svajonę ir to tikslo pasiekti. Tai tėvų pakeisti, kaip supratau, nelabai galiu. Tai aišku, aš kai maža būdama, tai labai daug norėdavau to dėmesio iš kitų. Aš buvau visur tokia žvaigždė, mokykloje, visi įmanomi būreliai. Va, visur to dėmesio, ten ir muzikos mokyklą lankiau, ir ten ir gėlininkų būrelį, šokių būrelį, žodžiu, jeigu koks berniukas į klasę naujas ateina, tai Donata, nesvarbu, kad ten su akiniais ir strasdanota ir gal ten nelabai gražiai jausdavausi, bet jau visa tokia su savo energija, su to žavesiu, aš ten apsukdavau galvą ir tiem berniukam, žodžiu. Tai va, kad užpildytų tą manyje tokią tuštumą iš tikrųjų, nes tos meilės namuose trūko. Ir po to man gyvenime jo šiaip visada trūko, aš visada jos laukdavau iš kitų žmonių, nes niekaip negalėjau tos tuštumos užpildyti, man visada buvo mažai. Tai jeigu ten, pavyzdžiui, tas tėtis tos meilės, nu, davė mažiau, tai mama tikrai stengiasi duoti, ką galėjo, turėjau labai, nu, mylinčius senelius, kurie irgi mane kaip mylima anūkė lepino, nu, bet man nu, nepadėjo matyti tos tuštumos užpildyti, dėl to ir tos visos veiklos, tas dėmesys, tie plojimai, tas toksai įvertinimas kitų man visada buvo labai svarbus. Ir šiandien netgi prieš dalinantis galvoju, nu, Donata, nu, kogi tu bijai? Tai va, tas yra išlikę iš tikrųjų, tas noras patikti kitiem, mane, noras, nu, būti ta faina tokia, žodžiu, su kuria ir smagu bendrauti ir kuri kažką tai va tokio teigiamo duoda, ne? Tai tas toksai kaip ir geras noras, bet jisai pas mane buvo labai didžiulis, aš buvau labai susireikšminus, tai tiesiogiai priklausė mano nuotaikos, jeigu aš suklyzdavau arba kažką netai padarydavau, tai labai po to save užplakdavau. Irgi tokią savybę turėjau ir tada labai savęs gailėdavau arba labai ant savęs pykdavau, kad kaip aš taip galėjau. Žodžiu, tas tobulumo toksai siekimas tam, kad vat, tų aplodismentų sulaukti, va, to tokio dėmesio. Va, tai aišku, tas gyvenimas ėjo į priekį, atėjo ta paauglystė ir jau tada pas mane atsirado poreikis gelbėti mamą. Žodžiu, išeiti iš šitos šeimos, kur tas tėtis mums neleido tarsi gyventi ramiai, tai tada aš atradau manipuliacijos meną, man labai tas patiko, kad aš supratau, kad aš galiu kažkaip tai įkalbėti, kažko pagazdinti, kažkaip pamanipuliuoti ir žmonės darys, kaip aš noriu. Tai vat, mama iš tikrųjų paklausė manęs, mano tų ultimatumų tokių, mes išėjome ir aš jau galvojau, dabar gyvenimas pasikeis, viskas bus tik geriau ir geriau. Va, iš tikrųjų nutiko kitaip, gyvenimas ir situacijos vis dėlto nevaldomos, nors man atrodė tada kitaip ir to dėmesio buvo mažai, mama pradėjo gyventi savo tą gyvenimą, aš augau, likau kažkaip tai tokia kaip apleista, man apleistumo jausmas, vienišumo atsirado ir iš tikrųjų visą tą laikotarpį aš visada buvau su teigiamom kompanijom. Va, jeigu ten buvo tokie netyčiniai paragavimai alkoholio, tai nu, aš buvau ta geroji mergaitė, nei rūkiau, nei gėriau, žodžiu, viskuo bandžiau tik geruoju pasiekti. Meluot labai bijodavau, nes esu kelis kartus pabandžius ir mane pagavo, man buvo labai gėda. Tai vat, man to gėdos jausmo nesinorėjo ir daug ko aš nebandžiau gyvenime iš tikrųjų iš tos baimės. Va, ir tada pirmą kartą aš supratau, kad nebenoriu gyventi šitame pasaulyje, tai man buvo 19 metų, buvo jo tokia krizė, nemokėjau išreikšti, kaip jaučiuosi, neturėjau su kuo kalbėtis, mano toje aplinkoje šeimos nebuvo įprasta kažkaip kalbėti apie tuos savo jausmus ir matytas viskas susikaupė ir tos tėvų skyrybos pakankamai sudėtingos. Va, ir žodžiu, tada gal pirmą kartą aš ir suvokiau, kad matyt kažkas mane apsaugojo, kad man tas
bandymas nutraukti savo gyvenimą nepavyko. Ir tada aš pasidaviau tą kelią ieškoti Dievo, ieškoti to kažko stipresnio, nes nesuvokiau, kad kažkaip sudėtinga man pačiai jau. Ir tada aš pasidaviau į religiją, į netradicinę religiją, nes šiaip buvau katalikiškai auklėjama. Ir turbūt didžiausia mano klaida, kaip ir vėliau gyvenime buvo, kad aš rėmiausi žmonėmis. Tai yra tai žmonėmis, kurie aiškino, kurie mokė. Aš juos kažkaip tai, sudievindavau, padarydavau savo autoritetais ir kadangi iš savęs visada daug reikalavau, tai ir iš tų žmonių, iš tų autoritetų aš irgi reikalavau daug ir kai jie suklysdavo, man būdavo nesuprantama. Ir aš labai greitai nusivyliau, kad žmonės elgėsi kitaip negu šneka ir tada iš tikrųjų mečiau aš tą reikalą su religija ir dėl to ir atėjus pas anoniminius alkoholikus man toks buvo pradžioje ir pasipriešinimas, nes tos mano išankstinės nuostatos, ta mano tokia patirtis, jinai trukdė man iš tikrųjų suprasti ir atskirti religiją nuo tikėjimo. Tai jo, matyt, reikėjo iš tikrųjų patraukti viską, ką žinau, nes ta patirtis, man padėjo atrasti Dievą, bet sukurti su juo santykį, su juo gyventi, tame santykyje aš visiškai neturėjau jokio supratimo. Ir ilgą laiką man tas Dievas buvo kažkoks ten dėdulė sėdintis ant debesėlio, kuris ten, žodžiu, kažką baudžia, kažkam padeda ir mano visos maldos būdavo, kad aš prašydavau, kad Dievas padarytų, kaip aš noriu ir vos nereikalaudavau, kad jis padarytų, nes, taigi pažiūrėk, kokia aš faina, kokia aš gera, aš čia tokia visiems padedu, taip visus myliu. O gyvenime kažkaip nesiklosto taip, kaip aš noriu ir nei tų pinigų, nei tų kažkokių darbų, nei vyro, ko aš irgi labai jau tada norėjau, atsimenu, nieko neturiu. Tai žodžiu, buvo tas nusivylimas didžiulis ir tada mano gyvenime atsirado kompanija, prie kurios man buvo prisišlieti smagu, faina ir tame tarpe ten atsirado parūkimai ir, aišku, alkoholis. Tai jisai iš tikrųjų tada buvo man labai didžiulis draugas. Padėdavo man atsipalaiduoti, padėdavo nuraminti tas mano mintis, kurių pilna galva visokių baimių, kompleksų ir panašiai. Ir tas norėjimas, aišku, įtikti ir nesijausti tokiai vienišai. Tai labai viskas buvo kaip ir smagu pradžiai. Nors jau tada aš nelabai mokėjau gerti. Jeigu tai prisiminus, tai buvo tokių pas mane draugių, kurios ten išgeria taurę arba dvi ir jom padaryk arbatos. Tai aš nelabai suprasdavau, kaip čia galima dar gerti arbatą, kol yra vyno butelis ant stalo. Tai reikia dar ir šitą, ir kitą, kaip čia dabar. Jeigu smagintis, tai smagintis iki šokių, pokių ir ten, žodžiu, arba po to iki kažkokių verkimų ten ant peties padėtų, žodžiu. Aš turėdavau dasimušti. Man tas gėrimas toks po truputį buvo nesuprantamas, tai jau matyt, tada jau buvo aišku, kad aš nemoku gerti kaip įprastai žmonės, tie, kurie neturi priklausomybės. Ir viską gyvenime aš dariau tokia biški be saiko, man jeigu aš kažką darydavau, tai darydavau iki galo ir labai daug, ir man jeigu dirbti, tai iki žodžiu išsekimo, jeigu kažką daryti, tai 110%. Žodžiu, ir tas toksai išseikvojimas, tos energijos, to savo vidinių resursų, kol aš po to metai du kažkur tai nueinu, dirbu, stengiuosi susirinkti pliusus, turiu labai daug lūkesčių ir aš išsenku ir po to aš spjaunu ir keičiu darbą, nes mane netaip įvertino, į mane netaip žiūri ir, žodžiu, dėl to toksai buvo disbalansas, sakyčiau, ir vėl po to aš savęs gailiu ir tas mano kelias iš tikrųjų kartu jau tada ir su vyru, kuris irgi atitiko tą mano gyvenimo būdą, mes pagerdavom savaitgaliais, tai 5 dienas aritam nemylimam darbe, o po to savaitgalį atsipalaiduoji ir gyveni. Ir aišku, tame laikotarpyje labai greit atsirado
ir vaikai, nes, nu, ir pagal tą mano svajonę ir tą pasaką, tai aišku, šeima, vaikai, toks pilnavertis gyvenimas turėjo būti. Va, tai tų vaikų iš tikrųjų net nepasakyčiau, kad aš mokėjau mylėti tuos vaikus. Gal man tai buvo tokia priemonė jaustis reikalingai. Dabar taip sąžiningai sakau, nes iš tikrųjų, kai vaikas paaugdavo, ar ten metukų, 2, ir man jis būdavo jau nepatogus. Jau jisai nepaklusnus, jau aš stengiausi jį auklėti arba dresiruoti kaip šunį, kad jis man netrukdytų, va, kad būtų patogus man. Ir kilo tada labai daug mane visokio pykčio, kad tie vaikai yra nekontroliuojami, o dar berniukai, o dar pešasi tarpusavį, o aš čia vienturtę nesuprantu. Ir žodžiu, ir vėl aš matau, kad lyg tai man ta šeima yra svarbiausia, kaip ir vertybė, bet toje šeimoje aš visiškai nesijaučiu laiminga. Va, tai vis pagalvodavau, nu reikia kito vaiko. Gal vat, vėl mažiuko, vėl faina, vėl aš būsiu mylima, reikalinga. Va, ir tą scenarijų aš kartojau 3 kartus. Visi 3 pas mane pirmieji berniukai. Va, ir visą tą laiką, ir mano karjera, ir mano tie santykiai su žmonėmis kažkaip tai ėjo taip žemyn. Aš kažkaip pradėjau jausti, kad tas gyvenimas kažkaip man slysta iš rankų ir aš, nu, nepasiekiu to, ko norėčiau, ir visą laiką ir to dėmesio, ir iš tų vaikų norėdavau, ir likdavau vyro neįvertinta, nors iš tikrųjų žmogus buvo visiškai nepanašus į mano tėtį, jis buvo labai ir supratingas, ir toks draugas, bet man visada buvo maža. Va, ir aš visada ieškojau kaltų, kad kaltas kažkas kitas, tik tai ne aš, nematydavau savęs, įsivaizdavau, kad aš kažkokia išskirtinė, kad aš suprantu, kaip reikia gyventi, aš labai tokia išmintinga, va, tokia, žodžiu, pagal horoskopą su liūtė, tai aišku, ta puikybės karūna mano, tai labai taip jau jausdavosi. Va. Ir kažkaip tokia prieštara, lyg ir jaučiuosi, kad aš čia viską žinau, bet matau, kad man niekas nesigauna. Jo, ir tada po 3 vaiko gimimo, po 3 sūnaus gimimo, kažkaip tai viskas pradėjo ristis labai žemyn. Va, nes aš jau turbūt tada supratau, nu, kad niekas man čia nesigauna, ir aš pasidaviau tame gyvenime ir jau galvau, nu, jau ką turiu, tą turiu. Va, kažkaip tai reikia dabar pragyventi, bet realiai tada jau mūsų namuose nebeliko baro. Va, jau man nebuvo skirtumas, ką gerti. Svarbu, kad greičiau pasiekti tą būseną, kada tos mintis nurimsta, jau aš tada gerdavau tam, kad atsijungti. Va, aišku, atsirado mes gerdom šiaip kartu su vyru, nes jau kažkaip tai ir draugai nebelabai norėdavo dažnai su mumis gerti, mes pykdavomės. Aš buvau tikrai tokia labai pikta, turėjau daug agresijos, va, ir lėkštes daužydavau aš, ne vyras. Va, ir tas visas susikaupęs pyktis, tas apmaudas, nuoskaudos, kad kažkaip gyvenimas ne pagal mane, ne pagal mano tos norus ir lūkesčius. Jisai tiesiog išsiverždavo ir nelabai kas ir norėdavo. Ir mes jau nebelabai kur norėdavom eiti. Va. Ir tada kažkaip man šovė labai faina ir protinga mintis, kabutėse, nu, kad man reikia kažką pakeisti. Turbūt jau, nu, vaikų nebegimdysiu, bet gal vyrą man reikia pakeisti, nes aš geriu dėl to, kad vyras toks. Tai va, tai po to labai žaibiškų greičių viskas pradėjo keistis, aš susiradau labai greitai, įkritau į santuoką 2 su nauju vyru ir gert nenustojau. Va, nes ir tas žmogus gėrė, ir žodžiu, užsisuko dar didesnė karuselė, gimė dar vienas vaikas, kuris irgi buvo berniukas, nu ir aš tada jau visiškai pasidaviau, kad aš šito gyvenimo nebenoriu. Va, ir nei tie vaikai man buvo motyvas gyventi, aš, nu, alkoholį jau tada vertinau kaip tokį nuskausminimą, ne, kad neišprotėti, va, kad kažkaip tai, nu, pratempti, kažkaip tikėjausi, kad galbūt kokią ligą susirgsiu, nes
užbaigti savo gyvenimo kažkaip jau drąsos neturėjau, nes tas jausmas, kad po to vaikam tokia našta liks, tai va dar kažkiek tos sąžinės graužaties buvo. Tame tarpe aišku, aš sugebėjau ir dirbti, va, ir po to vėl mečiau vyrą, nes ir šitas blogas, va, ir galvojau, dabar jau gal kažkaip. Tai va, atėjo tas laikas, kai 21 metais aš parašiau laišką anoniminiam alkoholikam, bet dar 2 metus vis bandžiau pati ir tikriausiai Dievas mane apsaugojo, kad aš ne tiek daug atrodo praradau, ten turėjau kur gyventi, turėjau tėvus, po kurių sparnelių glaudžiausi. Va, bet mano vidinė būsena, mano savijauta, mano noras gyventi, buvo jisai nulinis. Va, ir iš tikrųjų aš dar kartą pasielgiau panašiai, galvodama, kad galbūt dar kažkoks žmogus mane išgelbės, bet tada jau aš atsimenu 23 metų sausio 1 dieną, stovėdama balkone su šampano buteliu, aš kažkaip kreipiausi į Dievą, kad jisai man kažkaip padėtų susitvarkyti su tuo gėrimu. Neprašiau, kad mest gert man padėtų, nes nelabai įsivaizdavau, kad sugebėčiau be alkoholio gyventi, bet kad kažkaip tai galbūt išmokčiau gerti, nežinau, kad, supratau jau, kad nebe taip gyvenu. Va, ir Dievas turbūt mano aukštesnioji jėga turi humoro jausmą. Va, jisai atsiuntė man pažinti su vyru, su bernu, kaip aš vadinu, kuris galvojau tiesiog praskaidrins man kasdienybę, va, kartais nueisim į pasimatymus. O tai buvo žmogus veikstantis pagal kitą 12 žingsnių programą ir jisai labai greit pastebėjo mano problemą, va, ir paragino mane nueiti pas anoniminius alkoholikus. Ir aš paklausiau, aišku, tai užtruko man truputį laiko, apie 1 mėnesių, bet aš tarsi nuėjau norėdama savo įrodyti, kad galbūt aš dar netiek prasigėriau, kad man čia jūsų reikėtų. Nes tas įsivaizdavimas, buvo toks dvilypis, lyg ir noriu, bet ta puikybė neleidžia, tai vat iš tikrųjų to nuolankumo ir to dėkingumo už gyvenimą aš išmokau tik tai pas jūs, nes tą buvau visiškai praradusi. Va, jo, ir kai aš atėjau į pirmą susirinkimą, atėjau į atvirą, nes pradžiai buvo labai baisu. Va, ir po to pasilikau uždaram susirinkime, kurį vardinau, kad esu alkoholikė. Aš labai greitai supratau, kad čia mano vieta. Aš kažkaip pasijutau kaip namuose. Ir netgi ne kaip namuose, o geriau negu namie, nes namie man irgi atrodė, kad manęs niekas nepriima, niekas nesupranta. Va, ką besakytų, viskas ne taip. O čia aš pasijutau nebe išskirtinė, o sava. Tai labai sunku man prisiminti tą jausmą, kad aš paskutinį kartą buvau patyrusi. Va, bet aš supratau, kad būtent čia aš ir turiu būti. Ir po 1 savaičių labai greitai pasiprašiau globos, va, todėl, kad aš supratau, kad mano tie vertinimai, mano išankstinės nuostatos, kad va čia kažkas tai maivosi, kiek jis metų blaivus, va čia kažkas tai aiškina ir moko, kaip reikia gyventi ten 1 diena, žodžiu, aš iškart pradėjau klijuoti kažkokias etiketės žmonėms, mane iš karto jau ta mano puikybė pradėjo lysti ir aš supratau, kad jūs žinot kažkokią paslaptį, tą 12 žingsnių programą, kurios aš nesuprantu, bet tai yra kažkas, ko aš norėčiau, nes man pasirodė ta blaivybė, patraukli. Aš netikėjau, kad galima gyventi blaiviai ir tuo džiaugtis. Ir iš pasidalinimo aš labai greitai supratau tą receptą, nors buvo abejonė, kad ar man pavyks, bet aš nebeturėjau išeities. Jo, ir pasirinkau, kaip man atrodo pasirinkau, nors dabar, kaip suprantu, tai matyt suvedė iš aukščiau mus. Va, tokia griežta globėja man jinai pasirodė, va, gal šitos tai aš klausysiu, nes aš tokia manipuliatorė, tokia, aš ir psichologus apgaudavau, ir ten visokiuose kursuose sugebėdavau sumanipuliuoti netgi tais dėstytojais, kad jie net nesuprasdavo, kad aš geriu, ar žodžiu, aš tai, išsisukdavau kaip tik norėdavau, tai tos tradicinės priemonės man nepadėjo ir galvoju, alkoholikė moteris ir tokia griežta, jinai, va, aš jos turbūt klausysiu.
Tai va, tai aišku, teko daryti žingsnius ir nelabai malonius, ten nusipirkti knygą ar daryti kiekvieną vakarą skambučius, kaip ir atrodytų nieko sudėtingo, bet būdavo tokių vakarų, kai aš noriu gerti ir aš nenoriu skambinti globėjai. Va, bet atsimenu vieną kartą paskambinai ją ir sakau, tu žinai, aš noriu gerti. Jis sako, susirinkime buvai šiandien. Nu ne, nu tai junkis 10 vakaro ten nuotoliniu būdu ten prie grupės, žodžiu. O man toks pyktis, aš čia jai pasiskundžiau, kad aš noriu gerti ir ką jinai čia per patarimą davė, vat jinai kažko turi man padėti ar kažkaip tai vat pagailėti manęs ar kažką daugiau padaryti. Nu tas vat mano įprotis, kad tą atsakomybę kažkas kitas prisijimtų. Nes tą maldą, kurią aš išgirdau atėjus pas jūs, tą ramybės maldą aš visiškai kitaip gyvenau. Aš visada buvau labai drąsi kovotoja ten, kur nieko negaliu pakeisti. Visada pirma, visada varau prieš srovę. O ten, kur aš galėjau pakeisti, tai aš neturėjau drąsos nei prisimti atsakomybės, nei kažkaip tai tvarkyti savo reikalų. Aš vat kažką sugalvodavau, kažką suorganizuodavau ir kažkas kitas tipo turi padaryti už mane. Va, ir po to jis dar kaltas, jeigu nepadaro. Tai antiek buvo mano ta galva nesveika. Dabar aš suprantu, kad tai buvo mano tas nesveikas alkoholikės mąstymas, kad visi kiti man skolingi ir turi kažkaip tai mano gyvenimą geresnį padaryti. Tai aš ir su ta globėja pradžiai tikrai bendravau, turėjau daug baimių, nes bijau, kad jinai mane paliks, jeigu aš jos neklausysiu. Tai va, ir atėjus iki 3 žingsnio, jau aš buvau pripažinus, kad niekaip pati nesusitvarkysiu, esu visiškai bejėgė, neturiu jėgų, nei nustoti gerti, nei slapčia nenusipirkti, arba net nesuprasdavau, kodėl aš nusiperku. Tai prieš tą alkoholį tikrai buvau bejėgė, kad mano gyvenimas buvo absoliučiai suveltas ir visas sukosi tik aplink tai, kaip man greičiau išgerti, iš kur gauti, kur paslėpti butelius, kad nieks nepamatytų. Tai kaip nusibaigti galų gale su juo, ne, tai man aišku reikėjo kažko užpildyti tą tuštumą. Va, ir ačiū labai ir globėjai už tą kantrybę, ir jums už patirtis, nes būdavo taip, kad ir vakare, kai negaliu užmigti, ir vis dar kankina tos mintis, ir fizinis tas noras gerti, aš pasijungdavau YouTube kanalą, klausydavau tų įrašų, nedaklausydavau, užmygdavau, bet ateidavo vėl nauja diena ir vėl tas džiaugsmas, kad tas rytas yra blaivus. Tai skaičiavau kiekvieną dieną, va, nes savo jėgom sugebėdavau išbūti 2 dienas blaivi, 3 aš jau nebepajėgdavau, o čia savaitė, o čia 2 savaitės, o čia mėnuo, o čia medalio, kaip norėjau 3 mėnesių, man čia buvo didžioji svajonė, nes nu tas toks apdovanojimas tarsi, ne? Tai va, tai dabar iš tikrųjų to 3 žingsnio padarimas tada nelabai supratau, ką reiškia, kai atiduodi save į Dievo rankas ir leidi jam daryti su tavim, ką nori. Tai šiandien kiekvieną dieną stengiuosi ir rytą, ir vakarą prisiminti. Ir tą 11 žingsnį, ir stebėti savo motyvus, kodėl aš kažkaip elgiuosi, kodėl aš noriu kažką padaryti, arba kodėl aš kažko nedarau. Va, ar turiu to pykčio, tai ta dvasinė mano higiena, sakyčiau, kartais jinai būna greitesnė, kartais ryte aš ten belipdama iš lovos iš tikrųjų labai trumpai pasimeldžiu, nes turiu dar tų mažų vaikų, kurie jau ten patampo mane. Mamytė kelkis, ne, tai stengiuosi savo skirti ir to laiko apmąstymam, paprastai man tai būna labai gera vieta automobilis, kaip ir šiandien su jumis dalinantis, kuris irgi atsirado mano gyvenime tik tai Dievo valia, nes bandžiau pati nusipirkti nebrangų automobiliuką, nuleidau rankas, nes niekas man nesigavo ir tada tiesiog pavedžiau. Nu Dieve, jeigu tu manai, kad man reikia automobilio, tai vat kažkaip parodyk man ženklą, kur man jį nusipirkti. Ir tada ateina tokia mintis, atrodo visiškai iš niekur, arba kažkokia nuojauta, kaip mūsų knygoje rašo, intuityvi kažkokia mintis, ne? Ir tu supranti, kad
ir už tai, ką tu turi gero, tu turi irgi padėkoti. Todėl, kad, nebesureikšminu aš, kad aš čia turiu kažkokį tai talentą, aš čia turiu kažkokią tai, aš padariau kažkokį gerą darbą, arba aš, turiu kažkokį daiktą, tai, ne mano nuopelnas. Dažniausiai tai yra ne vien mano nuopelnas. Aišku, aš turiu veikti, daryti turiu žingsnį, bet kaip ir pykti, kaip ir baimę aš atiduodu Dievui, kai jau, matau, kad man nesigauna. Taip ir gerus dalykus. Taip ir tas dėkingumas ir tas nuolankumas, kad kartais ne pagal mane viskas vyksta, o kartais, wow, kaip vyksta geriau, negu aš galvojau, bet man tada irgi reikia stabtelti, nes, ta euforija mane irgi gali užvežti truputį, kad aš jau čia, žodžiu, pradėsiu bijoti to netekti vėl, nes čia jau taip faina. Va, tai man ta ramybės būsena turbūt dabar yra svarbiausia ir aš tame, išmokau gyventi. Ne visada jau man tai pavyksta, aišku, netapau aš nei šventuolė, nei ten visiškai adekvati, tos alkoholikės beprotystės tikrai turiu, tik tai programos dėka išmokau sustoti. Labai dažnai man tai pavyksta ir nesivadovauti tą pirmąją savo mintim. Jeigu jinai būna pirmoji ir dažniausiai tokia iš tų emocijų, tai aš stengiuosi iš tikrųjų kartais net pakeliu akis ir prie kito žmogaus ir trumpai susakau ramybės maldą arba pykčio maldą. Tos maldos iš knygos man puikiai veikia. Tai viso to išmokau pas jūs ir tai yra mano didžiulis turtas, kad turiu anoniminių alkoholikų bendriją, turiu kur ateiti, turiu kur būti, turiu kur dalintis patirtim ir mokytis. Nes tik pradėjau eiti žingsnius, tik pradėjau šitą gyvenimą gyventi kitaip, nebe viena, su jumis ir su aukštesnė jėga. Tai labai ačiū, kad leidžiat apie tai dalintis ir ačiū, kad galiu būti su jumis ir blaivi.